Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Indijoje 30 km nuo Leg miestelio yra nutolęs magnetinis kalnas. Būtent čia galima pamatyti automobilius, riedančius į kalnę 20 km/h greičiu, išjungtais varikliais. Ir kaip paaiškės vėliau, tame nėra nieko mistiško. Vietinė valdžia netgi pastatė užrašą, kad turistai galėtų lengviau rasti šį kalną. Šis užrašas aprašo viską taip detaliai, kad turistai patys galėtų patirti tą neįtikėtiną jausmą. Užrašas nurodo, jog pastačius automobilį tam tikroje vietoje, automobilis pradeda riedėti į kalnę 20 km/h greičiu be jokios variklio ar vietinių pagalbos. गाड़ी बंद कर लो भैया, छोड़ दो ब्रेक। Vietiniai teigia, jog net įvairūs orlaiviai stengiasi aplenkti magnetinį kalną, o skrisdami virš jo padidina greitį, kad išvengtų magnetinių jėgų. Tačiau tikėti vietiniais nevertėtų. Tiesą sakant, magnetinis kalnas neskleidžia jokių magnetinių jėgų. Kalną supantis kraštovaizdis suformuoja optinę iliuziją, dėl kurios nedidelė nuokalnė atrodo tarsi būtų įkalnė. Būtent todėl įjungus neutralią pavarą automobilis pats pradeda riedėti. Dar daugiau panašių kalnų galima rasti ne vienoje pasaulio vietoje. Nors vietiniai gidai nulatos tikinėja turistus, jog dėl šio fenomeno atsakingas yra antgamtinės jėgos, tačiau tai nėra tik optinė iliuzija. Dėl to kaltas yra horizontas, kuris užstojamas kalnų. Turistui sunku nuspręsti, tai yra nuokalnė ar įkalnė. Ačiū žiūrėjusiems. Visus laidos neįtikėtini faktai reportažus galite rasti internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.